Sveikos merginos. Mane jau pristatė, tai pakartotinai neprisistatinėsiu. Galvojau, ką šiandien jums pasakyti tokio, kas padrasintų eiti tos, kurios dar nenuėję į IT sektorių. Ir kilo mintis papasakoti apie vaidmenis ir pareigas, darbus, kuriuos galima dirbti informacinių technologijų srityje. Nes yra toksai stereotipas, kurį norėčiau šio pranešimu šiek tiek sulaužyti, kad informacinių technologijų srityje yra pakankamai nuobodu. Dėl to, kad visi sėdi nuo ryto iki vakaro prie kompiuterių ir jie programuoja, rašo kažką tai, kas yra pakankamai neįdomu, kas liaudiškai ar slengia vadinasi kodina. Žmonės dirba informacinių technologijų srityje ir kodina nuo ryto iki vakaro prie kompiuterių. Ką reiškia kodina? Rašo programinės įrangos kodą, kuris galbūt veikia, kuris galbūt ne ir atrodo pakankamai sunkiai įkandamas sritis. Tai taip nėra. Informacinių technologijų sritis yra labai įdomi ir joje galima atrasti savo vietą renkantis iš daugelio skirtingų pareigybių. Studijuojate informacinės technologijas, bet galite dirbti gana skirtingus ir įdomius, kūrybiškus darbus. Taigi, kodinti, rašyti programinės įrangos kodą nuo ryto iki vakaro tikrai nereikia. Kokios tos pareigybės yra? Aš dėja jas išbandžiusi kol kas ne visas, gal kaip tik to programinės įrangos kodo ir neteks man rašyti, aš tikiuosi. Bet tai yra dažniausiai sutinkama pareigybė programuotojas. Programuotoja rašo programinės įrangos kodą, rašo testavimo scenarijus, tikrina, ar ta programa veikia. Tai yra tas tipinis darbas, labai myli šioje srityje dirbantys vyrai ir jiem tai sekasi daryti, bet darbas programinės įrangos kodo rašymų neapsiriboja. Tame darbe yra daug analizės, daug projektavimo ir galiausiai ilgą laiką dirbęs kažką, tu sukuri veikiantį programinės įrangos kodą, veikiančią programą ir koks tai yra didelis pasididžiavimas. Ypač jeigu kuri tokią programą, kuri yra labai svarbi. O svarbių programų yra labai daug ir šis darbas yra labai atsakingas. Visos programos turi veikti gerai, be kliūčių, ypač tos, kuri valstybiniam sektoriui. Dirbdama tarptautinėje įmonėje, Norway Registers Developments, aš ir dabar tebedirbu joje inovacijų direktorės pareigose, mes kurdavom valstybinius registrus, informacinės sistemas, kurios skaičiuoja mokesčius, kurios skaičiuoja finansus, kurios apskaito vertybinius popierius, bankininkystės sistemas. Tai yra labai svarbu, kad tokios sistemos veiktų be klaidų. Tai ir kruopštumo, ir atsakomybės, ir toks rezultatas, kur panašiai kaip architektai, sakyčiau, sukuria, pastato namą ir tas namas stovi ir tu jo didžiuojasi. Tai programuotojas sukuria rezultatą ne ką mažesnio reikšmingumo ir tai yra labai svarbu. Aš dabar čia didinu, mažinu, bet suprantat, aš ne iš informacinių technologijų srities. Aš tik joje dirbu. Ir dabar žiūriu, kad man čia visai kaip veikia, ne taip, kaip aš prognozavau. Taip. Bet prezentacija yra graži. Gal daeis iki ir kitos skaidės. Kitos rolės, kurios šioje pareigybėje, šioje srityje sutinkamos ir nuo ko aš pati pradėjau. Aš pakliuvau į informacinių technologijų bendrovę absoliučiai atsitiktinai prieš daugiau negu 15 metų, tai buvo 97 metai, ir mane įtraukė į projektą rašyti instrukcijas, vartotojo instrukcijas. Pradėjau rašyti, o rašyti išmoko jau mokykloje ir tai tikrai sugeba daug merginų, sugebėjau ir aš, man tas sekėsi, kad rašyti instrukciją reikia šiek tiek patikrinti ir kaip pati programa veikia. Pradėjau aš ją tikrinti, radau klaidų projekte. Radau klaidų, pasirodo, aš tų klaidų ieškojau visai gerai. Tada patapau testuotoja.
tikrindavau programinės įrangos kokybę, patikėkite, tai irgi yra labai įdomu, nes ieškai ne savo klaidų, bet kitų. Ir kai jas randi ir pateiki, ir tai yra smagus pats ieškojimo procesas, o paskui smagu ir tai, kad visgi kokybė produkto tai gerėja. Bendrauji labai daug su visa komanda, bendrauji su programuotojais, programuotojomis, analitikais. Tai yra daug jungianti rolė. Testuotojo kokybės užtikrinimo specialistas yra daug projekte jungianti rolė ir labai įdomi. Rašai, testuoji, tikrini, pertikrini, netampa labai nuobodu. Kartais suima stresas, kai klaidų yra per daug, negu kad gali jas patikrinti, taip irgi būna, bet visi stengiasi, kad būtų geriau. Kokios kitos rolės, kurias galima toje srityje dirbti? Sistemų analitikė. Sistemų analitikė labai daug dirba su klientais. Tai tikrai nėra darbas, kur nuo ryto iki vakaro sėdi prie kompiuterio ir patampa labai nuobodu rašyti kodą. Eini pas klientus, renki jų poreikius, reikalavimus, derini, kaip sprendimą jiems geriau sukurti, visą tai dokumentuoji į sistemos specifikacijas. Sistemos specifikacijas suderini komandą, konsultuoji programuotojus, kaip jie turėtų gerai parašyti programinės įrangos kodą, kad teisingai suprastų, ko nori klientas ir rezultatas atitiktų pradinius lūkesčius ar net būtų geresnis. Įdomus labai ir atsakingas vaidmuo projekte. Yra sistemų inžinieriai. Tie padeda sustatyti architektūrą, kaip turi būti serveriai, kaip turi būti kompiuteriai, koks tinklas, koks internetas, jie braižo daug įdomių schemų, irgi tai yra labai atsakingas darbas. Ir be to padeda visai programinės įrangos kūrimo komandai užtikrinti jų sklandžią veiklą, kad viskas veiktų, kad būtų galima kurti, netrukdant ir nelūžtant. Projekto vadovas. Mano patirtis yra tokia, kad jau kas nori eiti informacinių technologijų sritį ir supranta, kad programinė įrangos kodą rašyti gal nėra tas pašaukimas, ateina po universiteto įmonė ir sako, aš dabar noriu būti projekto vadovas. Nes tai gerai skamba, jau vadovas, tai be galo atsakinga, sudėtinga pareigybė. Daugiausiai streso patiriantis žmogus projekte, nes jis atsakingas prieš komandą, per klientą, jis yra toks amortizatorius, kuris turi visas situacijas užglaistyti, išspręsti, dėrėtis. Be galo daug kompetencijų reikia tokiai pareigybei. Dėrybinių, planavimo, organizavimo, koordinavimo, komunikacijos ir kitų. Ir vėlgi tai yra informacinių technologijų sritis, projektų vadovų ten vis dar reikia, jie yra paklausus ir labai reikalingi. Ir gan gerai apmokami. Apskritai informacinių technologijų sritis yra to patraukli, kad ji yra gan gerai apmokama. Tiek būnant samdomų darbuotojų, tiek būnant verslininkų. Na ir žinoma, nereikia užmiršti ir ypač šiuo metu daug galimybių suteikia naujų verslų kūrimas, naujų projektų kūrimas, mobiliųjų aplikacijų kūrimas, nes sukurti mobiliųjų aplikacijų, mobilėje taikomąją programą yra pakankamai greita. Konkurencija šioje srityje didelė, bet net susijungusi 1-2 žmonių komanda gali sukurti produktą, kuris jau bus pateiktas į rinką ir galbūt labai sėkmingas. Galbūt čia galima rašyti iš didžiosios raidės, nes priklauso produkto sėkmė nuo to, ar pirmiausiai teisingai pataikėte, ko reikia klientams. Ar teisingai ištyrėte savo rinką, pasitikrinot visas hipotezes. Ir tai jau antreprenerystės dalykas, kuris yra labai reikšmingas, svarbus ir jo reikia pasimokyti, norint pradėti savo verslą. Jo galima pasimokyti šalia informacinių technologijų studijų, arba, kaip mano atveju, tai galima to mokytis visą gyvenimą. Antreprenerystės srityje universitete dirbu iki šiol, dėstau technologinės antreprenerystės modulį studentams ir informacinių technologijų srityje ateiti, tiesiog dirbti darbų ir save rasti. Man patinka, aš kviečiu ir jūs ateiti į šią sritį, jos nebijoti, nes čia yra daug vietos,
merginoms. Nors dominuoja vyrai ir labai daug kur projektuose, įmonėse, ypač kai pakyli į valdymo lygmenį sutinki vyrus, bet gerai ir tarp jų. Tai tiek, prisijunkit prie šios bendruomenės.